Sveiki, tai šiandien šturmuosim Elektrėnų marias, gaudysim, manau, viską, tai starkis, šamas, lydeka, pasiėmiau dar vyžadrebį, tai gal ir savižą pabandysim kažkokią karšį, žodžiu, pasižiūrėsim, kas kips, o gal ir ešeriuko, o gal ir nieko nepagausim. Tai va, atvažiavam pasipildyti masalų, realiai Vilniui, Kubiliaus gatvė 20, didžiausias pasirinkimas Keitecho, Džekalo ir taip toliau, biškį pafilmuosim. Su dronu praeisim greitai pro parduotuvę, kad viską plius minus matytumėt, o mes dabar renkamės Keitechą ir skubame į Elektrėnų marias. Mano mylimiausios spalvytės ir 5-8 fetukai šita ir nauja Keitecho spalvytė. Lašišautuvės gal ir netoks aš geras, bet kiek čia vaikščiau ir kiek visada pats matau, tai kosmosas, kiek blizgių. Tai čia yra kažkokia pasaka. Realiai visų gramatūrų, visokių dažymų, šelai ir visa kita. Tai galim praeit greitai, pasižiūrim, nes lašišų sezonas jau artėja. Timono pasirinkimas taip pat labai didelis ir labai pačiam mėgiamas wobleris Smithas. Tikrai visi puikiai žino, tai irgi visas labai didelis pasirinkimas. Pagaliau pradėjom žvejybą, bet matom starkį ar lydekaitę. Kas čia buvo? Lydekaitė, dar vienas kibimas, nepakirtau, nesijima tik tai už uodegėlės. Džigelis, pabučiavo. Taip. Kimba tas pas mus lydekos. Nieko, iškosim didesnės. Daug žmonių klausinėja apie įrangą, kokią naudoji, kaip naudoji. Tai šiandien gal pašnekėsime apie laikiklį. Kodėl aš renkuosi būtent šitą laikiklį. Pirmas dalykas dėl neržinės lazdos. Tai labai paprasta sukinėt. Čia labai ištobulintas ir patobulintas, nes prieš tai buvo aliuminė. Kitas dalykas, dėl ko man patinka, kad šitas laikiklis atsikelia pilnumoj ir gaunasi pas jį didesnis kampas šitoj vietoj. Gaunasi jisai va taip įsikelia ir, pavyzdžiui, jeigu yra didelė banga, tai ta banga nekabina galo ir nepila vandens į viršų. Tai va, šitas patobulinimas labai geras. Kitas patobulinimas, kas pas mane buvo prieš tai neužlenkimas, tai šitas laikiklis užsilenkia į katerį. Ir realiai užsispaudžia ir iškart dedam tentą ir jokių problemų nėra. Kitas šito laikiklio privalumas, neminėsiu, kurie to neturi, tai jisai labai tvirtas yra. Jį prisukia ir jisai realiai plaukdamas 5-10 km per valandą, nuleidus lazdą, jisai neturi jokios vibracijos. Jis sukinėjasi paprasčiausiai, taip įsivaizduoja dėl nuplonintos lazdos ir neržinės ir jokios vibracijos per šitas vietas neturi. Ir gaunasi, kad nekraipo vaizdo, tai dėl to yra labai didelis pliusas. Kitas dalykas, čia jau mūsų patobulinimas, nes ateina jisai su tokia išpjova, bet kadangi mes šiandien žvejosim naktį, tai pasiėmėt tokią lazdelę, jinai ganėtinai nebrangi. Gal galima įsigyti ant pat kurį laikiklį, įsikiši ir gaunasi realiai ir dieną labai patogu. Bet naktį tai yra visiškai pasaka, tai va, šiandien gaudysim naktį, tai gal pridėsim ir tą naktinį vaizdą, kaip viskas atrodo. Norėjau paminėti apie šitos du varštelius. Tai tarkim, jeigu jums nepatinka, kad ta lazda labai laisvai stovi, nes tarkim, jeigu stovi vietoje ir banga muša, tai kai gauna banga, tai jisai tiesiog pasisuka. Tai va, pavyzdžiui, iš prie didelios bangos ir gaudant vienas tiesiog pasiemi,
pasisuki, jisai užsitvirtina ir tarkim radai žuvį šitoj vietai, pasistatėjai ir realiai jokia banga jūsų jau nebepatrauks galvos. Nu va jum ir laivskaupas. Atėjo vakaras, o mes dar su baranka. O sako, viską matot, galima pagaut, čia bet kas pagautų. Tikrai ne. Praplaukėm, aš nežinau, gal jau kokias 5 valandas. Nu, pagavom vieną lydekaitę, gal kokių 50 cm, bet nebuvo net ką rodyt realiai. Ir ešeriukų ziurziukų. Tai va, žiūrėsim, nežiūrėsim, o žiūrėsim, kas bus toliau. Šamuką radom, bet toks visai neaktyvus. O, pravedimas. O, užkabina už uodegytės. Nu, apsisuk. Bet niekaip mes jo neįkalbam. Turiu. Yra. Ką mes čia turim? Opa. Oi, gražus starkelis. Nu, lydekos nenori, bet gaudom starkiuką. Nu, labai gražus starkiukas, elektrienų, bet gerai, lydekos nekimba, tai kimba naktinis vilkas. Fantastinis starkis, važiuosim namo. Elektrienų žiburiai. Tegul auga ir kai bus 5 kilų, grįšim. Opa! Apsisuko ant aštunkės. Nu. Turiu. Yra. Geras. Op. Gerai. Nu va. Iš 6,5. Pradėjom realiai nuo feto, 4,8, didinom 6,5, nenorėjo, pasididinom į 8 ir ką jūs galvojat? Bam! Ilgai mes čia vargom su juo. Iš tikrųjų. Nu, bet šitas kotas tai realiai viskam, galima, kol čia pakils jisai, galima padiskutuoti apie kotus. Aišku, labai čia blogai eina, o kaliai iš uodegos. Op. Kaliai iš uodegos, davai inkariuką gal ištraukiam, kad nebūtų čia mum bajeriukų. Op. Davai. Žiūrėk. Nu, vaikeli. Nu, žinokit, nenori chebra kilti jisai. Bet iš tikrųjų, šiandien tai va primetėm. Tai tikrai ganėtinai aktyvūs tie šamai. Aišku, labai noringi jie čia. Bet į kvoką reaguoja. Guma irgi, kaip matot, valgo. O! Kas čia bus? O, kyla. Oi, kaip kyla. Nu, kas čia toks? Kai didumo. Ateik čia. Ateik. Kaip gražiai. Nu ką? 14,5. Nu tai 13. 13 kilogramiukų šamukas.
Va toks tas mūsų trilikinis šamukas. Tikras sportininkas. Važiuojam augint raumenį toliau. Nu, šamelis važiuoja namo. Oba! Pikčiurna, tu tik čia dar. Pabėgo. Liuks. Gera kova, gražus šamas. Labai smagiai. Labai. Nu, pagaliau užbaigėm žvybą. 3 nakties. Tai realiai pusiau liūdnai, pusiau linksmai. Iš tikrųjų dieną tai nekibo, tai linksmai buvo, kad pica buvo galima skanę suvalgyti Elektrėnų mariose. Pagavom vieną lydekaitę, tada išplaukėm ant vakarinio, pagavom starkiuką, tada starkiuko kibimas dar, bet geras starkiuko. Pamiršau trišakiuką užsidėti, mane čia reikia operatorius. Kabinam. Aš pasitikėjau savo jėgom. Bet, nieko baisaus ir tada kulminacija buvo šamas. Tai va, užtrukom ilgai su šamu, šiaip iš tikrųjų su 2 šamais, nes vieną bandėm įkalbėti, ten bus kažkiek vaizdų parodyta, kaip jisai su kvoku prieina, ateina, paduodam ir taip toliau, bet niekaip nepasirašė. O antrą mūčiom ir išmūčiom. Tai va, ir po tos nusprendėm, reikia mums būtinai starkio, šamo ir lydekos. Bet lydekos realiai ieškom kokias 3-4 valandas, nieko neradom. Gal ten vieną kitą radom, bet jinai mums nepasirašė, bet ir tai nebuvo kažkokios tais įspūdingos. Tai nusprendėm važiuoti namo mego. Dėl spalvų, kam įdomu, tai šamukas numeris 1, Keitechas Easy Shineris 8-tukas. Tai čia yra LT03 ir šiandien dirbo LT60, bet aišku, čia didesnį dydį dabar buvom užsidėję, bet dirbo mum Fetas 4.8, bet biški patrumpintas, kad būtų jisai trumpesnis, storesnis ir platesnė bėgytė. Tai va, tai šiandien tiek ir susitiksim kitoje laidoje. Iki.